Sveiki, mėly žiūrovai. Šiandien aš jumis išmokinsiu žaisti Minecraft. Nu va, čia yra Minecraft, matot. Su manęs yra 1.8, pas jumis nežinau. Nu va, nuspaudėm single player. Dabar nuspaudėm create no world. Nu va, dabar surašom savo neimą. Mano neimas bus gal koks Tadulis. Nu, jūs galite sužyti savo vardą. Nu. Palaukim, kol išrausim snapą. Nu, žiūrėjau. Nu. Vis pirma prisirinkime medieną. Va, matot, aš dabar renku medieną su dešiniuoju klavišu pelytas. Kai prisigirsim pakankamai medienos, nu kokią 10. Bus gal gerai pradžiai. Po to išmokins padaryti ginklus. To lovas, visokias duris. Na, per šią seriją nespės per kitas. Kaip matot, nu, aš nukiršiu tą medį ir bus gerai. Nu, va, 11 turiu medienos. Dabar nuspaudžiame E raidę. Va, išmeta tokią lentelę, matot. Dabar padedam čia tuos medienos ir gaunasi va tiek. Tokios medienos. Dabar gaunasi tokių va. Va, žiūrėk, avis. Vis pirma prisirinkim, dabar gal avies biškiuką. Taik. Va, žiūrim antrą avis. Kur bėgi, vis tiek tave pagausiu. Niekur nepabėgsi. Va, kur aš dar čia avių mačiau. Vištą puduoja, kiaušinius deda. Kaip matom. O, dar viena vis. Nu, va, greičiau. Nu, va, greičiau reikia pagauti avis. Kur bėgi, aš vis tiek ją pagausiu. Ai. Nu va, pasirinkom pakankamai. Dabar pasidarykim vis pirma kirstuką. Vis pirma, pagaliukus pasidarykim. O taip reikia daryti pagaliukus. Nu va, leis pasižiūrėti kaip reikia. Nu va, pasidarom pagaliukų. Pasidarom darbastalį, va taip užpildom visus langelius. Nu va, gaunam darbastalį. Dabar su kairiuoju pelytos klavišu padedam kur norim. Nu, aš jau padėsiu. Nu va. Dabar pasidarom kirstuką. Nu va, žiūrėk, kaip reikia daryti. Va, mums gavosi medinis kirstukas. Va, dabar šitą įsivirsiu. Dabar einam susieškoti, kur darysim būstą. Įsikasim kokį urvelį. Po to jau darysim namus. Ne, čia biškį gal galėsim. Kur man čia daryti? Būtų geras kiemelis. Žiūrėk. O, anglės. Iš anglės galėsim padaryti degų, kad naktį šviestų, nes naktį nieko nematysim. Rinkim biškį degų. Kaip matot, čia apačioje rodo tokius, tai tokia žalia rodo kirstuką. Ten rodo, ar įsilpęs tas kirstukas. Nu, čia rodo, kada jis pasibaigs. Kai jau beliks mažai to žalio, tai jau žinokit, jis greit pasibaigs. Nu, va, kūnim šitos namus įsiieškoti, dabar biškį pagreitinsiu. Nu, čia, žinot, biškį aš tokių nustatymų moku. To gal jumis dar išmokysiu tokius daryti. Jei norėsite, jumis galėsiu išmokyti, parašysiu man komentarą kokį, jei norit išmokti. Nu va, čia sakysim bus gerai.
Dabar pasidarykim kastuvą. Labai greitai kasu žemę. Nu, pasidedam čia. Va taip reikia daryti kastuvą. Nu, va pasidarėm kastuvą. O dabar matot, kaip greitai kasu žemę. Čia pasidarysim tokį, biškį pasididinkim, va. Taip. Nu ir taip toliau. Nu, dar vaištuką. Nu, pradžiai turėtų būti geras, ar ne? Nu, va. Dabar įsikastam skryną. Nu, va, dabar padarykim biškį pagaliuką. Nu, va. Dabar padarykim. Į apačią dedam pagaliukus, po to dedam anglį. Ir gaunasi va deglai. Pasiemam deglus. Dabar su kairiuoju klavišu, tiksliau su dešiniuoju klavišu mygtuku padedam kur nors deglus. Nu, va, pavyzdžiui, čia ir čia. Nu, va, dabar jau mes išmokinti padaryti lovą. Lovą šitaip reikia daryti. Oi. Va, gavosi graži raudona lova. Nu, va, už lovą dedam. Nu, va, čia bus gerai. Dabar išmokinti padaryti vis duris. Oi, nors ir tai bus gerai. Nu, gavosi duris. Nu, padarom vis. Čia biškį žemės sudėjau. Nu, va. Dabar išmokinsiu jums pasidaryti skrynę. Nu, va, pasidedam skrynę. Skrynioje galim dėti daiktus, pavyzdžiui, dabar jums jų nereikia, norit ką nors daryti, tai pasidedam. Nu, ir sudėt. Komentuokit, rašykit komentarus, žiūrėkit mano filmukus. Sudėt.